Sveiki, atvykę į video dviračių važinėjimas. Pristatau dviračio temą apie elektrinius dviračius. Aptarsime 5 metus ir pasakysiu, ar nuomonė skirtinga dažniausiai nuo paprastų dviračių. Pirmas mitas. Kai sėdat elektrinį dviratį, dažniausiai reikia, kaip pasakoma, dažniausiai sako žmonės, kad yra tinginių dviračiai. Bet šitą faktą jau iš karto naikinkite. Tai ne tinginių dviračiai. Jie pagalbininkai padedantis važiuoti bet kuriuo keliu. Ne tik asfaltu. Ne tik. Dabar antras mitas. Antras mitas toks, kad įsėdus dviratį, atsisėdus ant dviračio, tarkim, pasukti gazo rankinėlę, taip atrodo kaip kinetiškas šūdas, pasakyčiau. Bet įmesiu tokius nutraukytės porą, kad dviračiai negalūs ir kurie turi būti ties Lietuvoje, ties galingumu. Trečias mitas. Pas mus turi dviračių būti galingumas nuo 250 vatų ir negalia turi būti viršyti iki 1 kW. Toliau. Greitis turi būti 25 per valandą greitis mieste ir vis. Ketvirtasis mitas. Dviratis visiems tinka važiuoti. Kuris visiems patinka, tas ir gerai. Važiavimas su dviračiu elektriniu labai patys. Ir per trasas gali greičiau leistis ir greičiau kilti į kalnus. Ir penktasis mitas, paskutinis. Kokį dviratį pasirinksit patys, priklauso tik nuo jūsų. Svarbiausia, rinkitės mitus. Dviračius pasirinkite ties paskirtį, kuriam norite važinėti. O kitoj video medžiagoje aptarsime apie dviračio pasirinkimus ir papasakosiu, kiek pasirinkimai gali daug marš kokie tikti. Tai va, tai iki sekančio karto, ačiū, kad žiūrėjote dviračių važinėjimo mano video, ačiū ir pasimatysim kitą savaitę. Čiau!